dieną, aš Vilkė Vaida, linkėjimai iš Vilkės ūkio. Dabar noriu pakviesti jūs į trumpą ekskursiją po mūsų šiltnamius ir daržus. Turbūt nereikia priminti, kad tai yra visiškai natūralus gamtinis ūkis. Mes apsieiname be sintetinių trąšų ir kažkokių kitokių chemikalų, kurie naudojama pramoninėje žemdirbystėje. Čia jūs matote salotas, kurios jau kitą savaitę keliaus į mūsų krepšelius. Krepšeliai tai yra daržovės arti dėžutėse. O čia jau šiandien nusiaubti špinatai, kurių didesni lapai jau iškeliavo mūsų krepšelių prenumeratoriams į Vilnių. Nu, šitie špinatai dar laukia savo eilės, dar auga ir juos skinsime kitą savaitę. O čia man asmeniškai vienas skaniausių pavasario žalumynų, tai geltonieji burokėliai, juos auginame dėl labai skanių lapų. O ankstyvi burokėliai, raudonieji, štai jau net tokio dydžio. Čia yra agurklių lapai, kurių valgomi ir lapai ir žiedai, šiltnamiuose auginame tik tai lapams. Agurko skonio žalumynas kokteiliams, bet man skaniausia troškinta ant keptuvės. O šitie popieriniai indeliai, kurie išdėlioti lysvėse, tai yra plėšrių vabzdžių nameliai. Juos mes perkame, kad sukovotumėm su kenkėjais. Mūsų ūkyje naudojami natūralios žemdirbystės principai, dirvas geriname sapropeliu, sliekų biohumusu, mėšlu, natūraliomis uolienomis ir dar kai kuriais kitais dalykais, kurie yra visiškai natūralūs ir randami gamtoje. O čia yra monardų daržas, jos auginamos žiedams, žiedai yra labai stipri vaistažolė, turinti netgi priešvėžinių savybių. Lauke dar mažai ką galiu parodyti, nes buvo gana šalta, bet jau sudygę kalendros, svogūnai laiškams jau visai nemaži. Vargšai žirniukai gavo šalnų, bet išgyveno ir leidžia jau naujas viršūnes, tai aš manau viskas bus gerai. Smidrai irgi sėkmingai išgyveno šalnas ir nesustoja augti. O čia vaistinių prieskoninių aromatinių augalų daržas ir sodinukus matote, kuriuos parduodame savo parduotuvėlėje www.gamtinisdaržas.lt. Ir beje primenu, kad gegužės 10 dieną, šeštadienį, visą dieną pas mus atvirų durų diena ir mugė, kurioje prekiausime savo užaugintais vaistiniais, prieskoniniais, aromatiniais, dekoratyviais augalais, tiksliau jų sodinukais, o taip pat turėsime kai kurių veislių pomidorų, agurkų, kopūstų ir kitų daržovių daigų. Ir visą sezoną mūsų ūkyje vyksta sėjimas nuolatos iki rugpjūčio vidurio. Pavyzdžiui, dabar čia sėjame ridikėlius, barstome pelenais vageles, kad jų visiškai nesuėstų kenkėjai. Ir taip iki pat pabaigos visą sezoną sėjame žalumynus. Na, o miestiečiams, kurie jau mums skambina ir klausia, ar turite šviežių bulvyčių, pasakysiu, kad natūraliai auginamos bulvytės, na, anksčiausiai birželio pabaigoje, Liepos pradžioje pasirodo. Mes laukiam savo bulvyčių jau Liepos pradžioje, ne anksčiau. Na, gal morkytės bus anksčiau. O visą tai, kai jūs matote parduotuvėse, tai greičiausiai, žinokit, ne iš Lietuvos. Mūsų krepšelių prenumeratas galite užsisakyti, rašome šiuo metu į eilę. Daugiau derliaus turėsime nuo birželio, o ką dabar matote, kas yra auga šiltnamiuose, tai dėja jau viskas užsakyta. Linkiu jums gražių dienų, sveikai maitintis, iki.